Kai ekstremalios situacijos tapo ne tik teorija, bet ir realybė, pasirengimas joms įgauna vis didesnę reikšmę. Ypatingas dėmesys skiriamas toms vietoms, kuriuose gyvena labiausiai pažeidžiami žmonės. Socialinės globos namų gyventojai kasdien priklauso nuo darbuotojų pagalbos, todėl pasirengimas galimam oro pavojui ar kitoms grėsmėms tampa itin svarbus. Šiandien domimės, kaip Marijampolės specialieji socialinės globos namai ruošiasi netikėtiems iššūkiams. Ar yra įrengtos priedangos, numatytos evakuacijos procedūros, kaip būtų užtikrinamas gyventojų saugumas kilus pavojui. Apie tai kalbamės su šių globos namų direktore Viduta Bačkerienė. Kaip Marijampolės specialieji socialinės globos namai yra pasirengę reaguoti į oro pavojaus signalą ar kitus ekstremalius perspėjimus? Na, iš tikrųjų, turbūt visi žinom tą geopolitinę sudėtingą situaciją ir mes normalu ir natūralu, kad mes tikrai rengiamės. Ar pasirengę? Šiandien ko gero galvočiau, kad pasirengę, bet ne visa apimtimi. Už tai, kad jeigu mes randame šituose globos nameliuose Marijampolėje, Marijonų padalinyje, tai manyčiau, kad pilnai pasirengę, už tai, kad turim ir tinkamas patalpas, mes esam pripažinti kaip priedanga Marijampolės savivaldybė mieste. Mūsų netgi ženklas yra 70 LT žemėlapyje, tačiau mes turim ir kitus padalinius, kur aš galvočiau, kad dar mes nepilnai pasirengę būtent tokiems pavojams ir grėsmėms atremti. O ko trūksta pilnam pasirengimui? Manau, kad priemonių ir patalpų. Nes jeigu kalbėčiau dabar apie Šešupės padalinį, kuris irgi yra Marijampolėje, Vilkaviškio ir Kalvarijos padalinius, tai tokių rūsių, kuriuose galėtume įrengti priedangas oro pavojos atveju nėra. Arba jie yra tokie, kad tikrai tai yra tik žemė ir vanduo. Na, o tenai mes organizuojam ir planuojam ir įgyvendinam apsaugą pasinaudojant dviejų sienų principų. Tai yra išnaudojant higienos patalpas, tualetus ir koridorius arba kitas patalpas, kurios turi dvi sienas ir neturi langų. Kokie veiksmai būtų atliekami siekiant užtikrinti globotinių saugumą oro pavojaus ar kitos grėsmės atveju? Na, pirmiausia, mums ir yra tikslas apsaugoti mūsų paslaugų gavėjus, darbuotojus ir, žinoma, jeigu tuo metu globos namuose yra svečių ar artimųjų. Tai tie veiksmai būtų tokie, kad pirmiausia reikia mokytis ir mokyti darbuotojus. Tai mūsų didžiausias iššūkis - pasirengti informaciją, gerai susikoordinuoti atsakingus asmenis, kad visi žinotų, kas ką daro, kas už ką atsako. Ir, žinoma, priemonės sukaupti. Šiandien priemonės yra sukauptos, nes, pavyzdžiui, vandens reikia kitų pirmai pagalbai priemonių, reikia vaistų paslaugų gavėjam, tai šitas yra viskas sureguliuota. Tačiau žinių, mokymo dar vis trūksta ir mes to užsiimam. Bet rengiat mokymus ir netgi ne tik mokymus, bet ir pratybas. Taip, mokymai yra mokymai, sako, prie stalo susėdus daug lengviau aptarti ir pasiaiškinti, atlikti pratybas tikrai yra sunkiau, tačiau, kaip ir randame šitame padalinyje, mes tą darėm ir rezultatais esam patenkinti, tačiau, nepaslaptis, kad vis tiek mūsų paslaugų gavėjai yra garbaus amžiaus ir mes truputėlį turėjom juos įspėti. Pasirengiant, kadangi dar jie prisimena karą ir tuos baisumus. Ir reakcija, patikėkit, kad ir jie šiek tiek daugiau mažiau žinojo, kad mes čia žaisim, tačiau jaudulys buvo didžiulis. Tai tas pasirengimas, pratybos, aš manau, kad jos turi, kai žinai dabar situaciją aplinkoj, už mūsų sienų šalies, tai reikia kartoti ir, kaip sakoma, kartojimas yra Dievų motina. O kas yra įrengta Marijampolės specialiuosiuose globos namuose, kiek yra patalpų, kiek žmonių galėtumėt sutalpinti? Evakuacijos planai yra visuose padaliniuose, jie naujai patvirtinti, nuo 2025 metų mes tai padarėm. Aiškus, nustatytos irgi atsakomybės darbuotojams, parinktos, pavyzdžiui, ekstremalių situacijų, nebūtinai oro pavojos, bet kitų ekstremalių situacijų atžvilgių yra paruoštos kitos už globos namų esančios patalpos, suderinta su jų vadovais, savivaldybių atstovais. Ir
rengiantis, šiuo metu rengiamas vieningas mūsų globos namų ekstremalių situacijų valdymo planas, kuriame taip pat įtraukiama įvairios priemonės, turtas, kurį mes valdom, automobiliai, patalpos, žmogiškieji ištekliai, medikamentai, vanduo, maisto atsargos. Tai šitie visi dalykai turi būti labai sustyguoti ir sudėlioti. Tai tas yra daroma ir manau, kad jau baigiantis ir šiem metam mes turėsim patį geriausią rezultatą, pasirengimo rezultatą. Kokius didžiausius iššūkius matote ruošiantis galimoms grėsmėms ir kaip juos sprendžiate? Na, iššūkiai turbūt ir būtų teisinga pasakyti, kad visą tam reikia ir pinigų. Todėl globos namų veikloje visada tų pinigų kažkaip tai ir stinga. Ir lyg atrodo, kad tai galbūt, ne šiandien reikia, o rytoj reikės, arba iš viso nereikės. Tai pakeičiant tą požiūrį, kai galvoji, kad šiandien reikia. Todėl kartais reikia priimti sprendimą vietoj to, kad tu kažką panaudotum savo veikloje tiesiogiai. Tai turi galvoti apie generatorius, kad jie būtų su kuru, apie priemonės, kad jeigu automobilis, kad pilnas degalų, jeigu vaistai, tai kad viskas būtų sukaupta. Tai va visam šitam reikia papildomų lėšų. Ir tai iš viso to, ką mes turim savo biudžete. Tai vienas iš jų. Na ir žinoma, antras turbūt patys darbuotojai, kad vis tik tas požiūris, ne visų 100%, kad aš čia dabar ir dalyvausiu visam procese. Tai kartais net būna liūdna kalbantis, kad mano šeima, bus mano vaikai, tai prioritetas, o ne paslaugoj dalyvauti ir užtikrinti šitų žmonių saugumą. Tai vienas iš iššūkių yra irgi kalbėtis, mokyti su pačiais darbuotojais, kurie pas mus darbuojasi. Linkim to nuoseklaus rengimus ir kad nereikėtų iš tikrųjų realių situacijų patirti. Aš galvoju, kad tik tai taika, tas gėris, kuris turėtų būti tarp žmonių, turi išlikti ir kad tos grėsmės, kurios yra už mūsų šalies sienos ribų, vieną dieną pasibaigtų. Kažkaip turi nugalėti geras protas.